Per 4 savaitės parduoti visus festivalio bilietus. Pasiekti ir tą auditorijos dalį, kuri nepasiekiama tradiciniais kultūrinių renginių viešinimo kanalais ir būdais. Absoliutus sirenų dominavimas nacionalinėje žiniasklaidoje. 10-asias sirenas pažymėti kitaip neįprasta. Dar rugpjūčio pabaigoje jie pradėjo beprecedentę žiniasklaidos ataką. Klasikinės pjesės įžūliai perrašė kriminalinių naujienų stiliumi. Neabejojama, kampanijos organizatoriams buvo žinoma, jog kriminalinės naujienos sulaukė gerokai daugiau taip vadinamų klikų nei kultūrinės. Nepraėjus nė savaitei po šio incidento surinktas kitas išpuolis – sirenų spaudos konferencija. Paprastai žurnalistams nuobodus ir nereikalingas renginys virto dar vieno nusikaltimo scena. Dūmais, šviesomis, muzika ir kitais teatriniais impulsais terrorizuoti žurnalistai buvo priversti apie sirenas pateikti neįprastai patrauklią informaciją. Kampanijos metu neišvengta viešosios tvarkos pažeidimų. Žmonių susibūrimo vietose buvo sumontuotas amfiteatras, kuriame būrys jaunų Oskaro Koršunovo aktorių kėlė teatrališkas scenas. Jie akylai stebėjo paprastus Lietuvos žmonės, rėkavo, draskėsi, jausmingai reagavo net į menkiausius praeivių gestus, prikišamai demonstravo savo emocijas, nenumaldomai plojo, vaizdavo, kad paprasti žmonės yra aktoriai, o jie tik žiūrovai. Šis chuliganiškas elgesys buvo nušviestas tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose. Vos per 4 savaitės buvo išpirkti visi teatro festivalio sirenos bilietai. Festivalyje apsilankė ne tik nuolatiniai teatro lankytojai, bet ir nauji vartotojai. Sirenos žiniasklaidoje buvo minimos kelis kartus daugiau nei kiti kultūriniai renginiai. Informacija apie festivalį žiniasklaidoje susilaukė 3 kartus daugiau susidomėjimo nei įprastos kultūros naujienos.